užtat yra kaip ašara. Trumpa nepakartojama, sparnai žuvėdrumojama. Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk. O mano meilės vasara, karšta tyra kaip ašara. O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarščiau. Atėjo laikas pasveikinti jūs su 30 metų bendro kur jau čia ne bendro, su 30 metų vestuvių jubiliejum. Kaip žinia, tai čia perlinės vestuvės dabar skaitosi. Ką čia per tas perlines, žinau, kad jau per perlines vestuvės turi ir anūkų būt, bet matyt nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Už tai vaikai yra jauni du, maži dar beveik. Taip, ką čia palinkėjus jums, dar tik 30 metų nėra daug iš tikro, o kai šviesim 50, tada jau bus rimčiau. O dabar tai praeitą savaitę baigiau skaityti knygą ir jo į tokį visai gražų sakinį radau, tai labai čia jums tiktų palinkėjimą man pasakyti, tiesiog paskaityti. Taip. Kantrybė, gerumas, gera valia, džiaugsmas, laimė, išmintis ir supratimas – tai savybės, kurios niekada nepasensta. Puoselėkite jas, neužgniaužkite savyje ir siela bei kūnu išliksite jauni. Tai va, kaip ir sakoma, amžius tai neprabėgę metai, o išminties aušra, nušviečianti žmonių protus. Taip, tai va. Skaičiavau aš stulpus, o mane mušė mentai sužvėrėję. Aš pragėriau žirgelį ir kamanėlės, dabar reiks mergelę pragert. Tai uždaryk mane, tėveli, pirtyje ir neišleis, kol neprablaivėsiu. Uždaryk mane, tėveli, pirtyje ir neišleis, kol neprablaivėsiu.
Sveiki. Tai va, tai jūsų namus atėjo didelį šventį ir mes su visa šeima norim jūs su ją pasveikinti. Palinkėti laimės, meilės, džiaugsmų, šiltų namų, sveikatos, visko, kas gražu ir gera. Ir noriu pasidalinti su jumis eilėraščiu. Viską. Meilę, kūdikių juoką, pirmą žingsnį ir šventinę duoną. Tiek daug patyrę dienų nuostabių, braukite ašarą laimės kartu. Viską. Nerimą, skausmą ar kančią, vargą rūpesčius, bėdų, nelaimę, lyg sunkų kalną įveikę abu, sėdit laimingi ir žvalūs kartu. Tad būkit laimingi ir kad viskas klostytųsi labai gerai. Sėkmės. Šalia kelio karčiama, šalia kelio karčiama, šalia kelio karčiama, karčiama, ten gyvena Šintorka. Šalia kelio karčiama, karčiama, ten gyvena. Na tai ką, sveiki, gerbėmieji, jaunavedžiai su tom perlinėm vestuvėms, jeigu prisimenat datą. Nu, tas buvo seniai, atrodo, neseniai. Buvo labai gerais laikais, kai žmonės labai gerai gyveno. Tai 1986 metais kovo 7 dieną. Moters dienos išvakarėse. Tai čia turėjo būti laimei dviguba šventė. Nu ką, vat Vyta ir tu prisimeni 85 metus rudenį, kai su pačia nuostabiausia tuo laiko transporto priemonė tavo Ižo iš Kalvarijos važiavom dviese, sustojom vienam pušynėlį ir butelį degtinės gėrėm. Užkandai pirkom šokoladinių saldainių, nes tuo laiku turbūt gyvenom gerai. Nu dabar ir Roma norėtų tart keletą čia žodžių ir dar vieną tokį mažiuką siurpriziuką dar padaryti norėtume. Laima ir Vytai. Čia aš irgi prisidedu prie sveikinimų, vestuvių proga, kurios dabar yra jau perlinės, taip kaip jūsų meilė žvilga perlais. Ir kad ir toliau tokia būtų graži meilė, jūsų santuoka, jūsų gražūs vaikai. Iš viso širdies sveikinam ir džiaugiamės kartu su jumis. Mes kartu, Vitas ir Roma, sveikiname jus ir įteikiam šias rožes. Nu tai Vytukai, ruoški šnapso, per kokią dėžę reiks apsilankyti. Ir pratęsim vestuvių puotą. O Laima cepelinus tegul verda. Švieski man vėl, sušildyk rūko juostą mylų. Vėl švieski man vėl, sušildyk tamsią naktį, tą juodą naktį. Vėl švieski man vėl. Nu tai davai, Nu, labas Laimutė ir Vytai. Linkėjimai jums iš Kauno. Nu kągi, pas mus atvyko čia tokie korespondentai, nežinau. Tai va, ir sakė, kad galim perduoti jums linkėjimus. Ir norim pasveikinti jūs su jūsų gražiu jubiliejum. 30 metų bendro gyvenimo. Labai jūs mylim, todėl ir džiaugiamės, kad jūs kartu. O palinkėti, nu ko palinkėti? Materialių dalykų nereikia, aišku. Sveikatos, pinigai užgyvenami. Nu, visko turi. Anūkų daug susilaukt. Anūkų bus. O šiaip tai kas, svarbiausia gal ramybės šeimoj.
kad nelaimių mažiau būtų. O taip tai vienas kitą mylėt, kantrybės, ištikimybės, o meilės tai labai daug. Nes ne tik jauniem reikia, bet ir paskui senatvėj irgi labai smagu, kai mylimas žmogus pasako, aš tave myliu, ane? O, man kiekvieną dieną kalbėtų. Nu, tu man pasakai ir dabar, kodėl? Tai va, nu ir ką, būkit laimingi. Ir per kitą jubiliejų irgi, kad būtumėt kartu, kad būtų jums gera kartu. Ir kad sulauktumėt daug metų dar. Na, o dabar važiuojam. Mano valia ir pasitrauks iš kelio bet kokia bėda. Ir toks dienelis nesibaigiančią šventę. Aha, grofleita mylima. Bet traukinys išneš su mane mano fleitą į viltis. Palikti gali vieną lauko vidury. Aha, palauk sustok į traukinį. Ko čia? Nesusitvarkysiu tais vyrais, keturis vyrai. O keturis vyrai dirbo, nu tai taip, nu ir taip, bet man turbūt nereikėjo garsiai sakyti, man. Tu po kiek laiko pradėjai laimutę girt. Tada Vytukas atėjęs, aha, tata, o ką jis anksčiau sakė? O tu čia teisus aš. Jis ne taip pasakė, bet kada pradėjau girti jo mamą, kad va taip... Visur jau tada giriau. Kad jis susitvarko su šiais... Kitas susitvarko su tais, nu, o tavo mama susitvarkė, jis pradėjo girti. Ir tada aš jau atsiprašiau, o dabar aš juos sveikindama su šituo gražiu jubiliejum, jau galiu tik pasidžiaugti, kad, nu, Vytukas ramus žmogus, kaip ir vyrai visi, darbštus, nagingas, o Laimutė nuostabi. Ir toj šeimoje jinai tiek reikalinga tenais, kad aš jau 100 kartų galėčiau atsiprašyti, kad aš pasakiau, kad jinai per jauna dar. Ir dabar aš jums linkiu kuo geriausios kloties. Ir prisimenu, kiek kartų atvažiuodavom pas jūs. Visada jinai nuotaikoje, visada te šeimininkauja su kai kurių pagalba, tokių mažučių va čia sėdinčių. Ir mes labai džiaugiamės. Aš noriu Vytuką. Jis kai vaikas, aš atsimenu, kad maži buvo, tai mes nuvažiuodavome, paskui į kariuomenę išleido. O paskui, kada jau grįžo iš po tos kariuomenės vartas, atsivežė, man patiko tą albumuką. Jo, jis ten sukūręs labai gražu. Koks tas albumukas gražus. Kiekvienas nuotraukėlį apipiešta. Ir įrašas padarytas. Ten pasaka. Tai va, aš jį pagyriau, man buvo labai gražu. Paskiau, kad jis dar pradėjo, man atrodo, jis ir muziką norėjo tenais kokią, tai pradėjo likti mokytis. Jo. O vėliau, kada jis pradėjo ūkininkauti,
tas kombainas, remontas, inžinierius, mechanikas, man labai šios įdomu. Ir aš jis viską pasidarydavo, žiūrėjau, pasidarė net bulvių sodinamą. Bulvių sodinamą jis suskonstravo, kultivatorių, ką reikia, visus padargus, plūgą, pats susivirino, viskas. Aš kadangi mano, kaip sakyti, specialybės, duoną matydavai, tai man buvo labai gražu ir aš jį pagėdau, visą laiką gėdau ir geriau, kadangi už šitokius darbus, nu, tai reikia sugebėti sugalvoti, tą reikia padaryti, ne tik kad tenai pridaryti, ką pasakys pridaryti, bet čia reikia pačiam sugalvoti. Tai va. Nu, paskiau jis jau užsimanė, ir aš maniau, kad jis dirbs taip, bet jis užsimanė jam labai tos fūros, matytai. Jo fūra. Atvažiavo. Kursus čia kokius tai lankė. Jo, Vilniuje kursus 2 savaitės sakė, pas jis gyveno. Aš paklausiu, tai ką, tai ar tau negeriau? Mano svajonės. Jau jis pasakė, kad svajonė. Jeigu jau tavo svajonės, aš jau čia neturiu tau ką. Jau jokas atkalbėjimo. Nu, apie Laimutę, nu tai kągi, Dieve tik tai, kad jai sveikatos. Ką galiu palinkėti, tai kad jeigu ir buvo kokių negandų, jeigu buvo kažkokių nepadarytų darbų, tegul viskas užsimiršta ir kad visos dienos būtų gražios, malonios, kad tų debesėlių tokių kuo mažiau slinktų. Ir kad gyventų savo malonumai. Ir kad vaikai užaugyti, nuostabią dukrelę turi, kurią mes irgi mažai pažinom ir dabar jau džiaugsimės kurį laiką. Nu, kad jie būtų laimingi ir sakau, būna tų debesėlių, būna tų potvynių, atoslūgių gyvenime, bet kad tų bangelių kuo mažiau būtų ir kad jie būtų laimingi, to mes jiems ir linkim, kad dar būtų daug gražių dienų. Ačiū, labai graži kalba. Ką dar pridursite? Kad įsipildytų tie tavo linkėjimai. Taip, kad įsipildytų. Sveikatos labiausiai, va. Vytukui sveikatos, tėčiui, va. Nu ir Laimutei. Taip. Jų gyvenimas dar prieš akis. Aš ėjau keliais, aš ėjau kalnais, aš ėjau žemę, skridau ir dangumi. Dėl tavęs tokios, kurios nebuvo niekados. Aš jutau tave, aš mačiau tave, aš šaukiau tave, nebijau balsų. Dėl tokios, dėl kurios aš šitaip tiek norėčiau visados. Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje ir tavam dangui amžinai negęst. Dėl tavęs galiu skrist lengvais sparnais ir mylėt galiu amžinai. Laimutė Vytai, labai nuoširdžiai sveikinu sulaukus 30 metų vestuvių jubiliejaus ir tariu tuos žodžius. Daug saulės, nes tik saulės žydi gėlės, daug meilės, nes tik mylėdamas žmogus būna laimingas, daug sveikatos, nes tik jie pasaulyje brangiausia. Taip pat sveikina Vytai tave ir dėdė Juozas, ir linki džiaugsmo, laimės, sveikatos, tai, ko labiausia žmogui reikia. Ir toliau ženkite gyvenimo keliu darnan, koja kojon ateitį. Ir dar noriu palinkėti, kad sulauktumėt ir auksinių vestuvių, ir jūs sveikintų ne tik anūkai, bet ir proanūkai. Viso ko geriausio, Laimutė ir Vytai, viso ko geriausio. Nu, ką sakė mano žmonelė, tai jau mažai ką turiu pridėti. Bet vis tiek šitą galiu dar pasakyti, reiškia. Linkiu darbe pasisekimo, stiprybės, pasisekimo darbe, laimės gyvenime ir taip toliau. Va, štai tik tiek aš jų vaikučiai galiu palinkėti. O aš kaip žiedas ilgiuos.
Laikas nejučiom prabėgdavo, jo tausot neįpratau. Noris visuomet skubėt namo, jei žinai ten lauks. Dar menu peizažą tolimą, rodo kelią tartum švyturiai, moja grįžtančiam namo lioma, sodžiausi jo varai. Dar menu peizažą tolimą, rodo kelią tartum švyturiai. Filmuoju jums, mėly tėvai, dar vieną palinkėjimą. Visiškai nieko neplanavau, kalbos nesiruošiau. Spontaniškai atsisėdau ir vat galvoju, reikia nufilmuoti. Ką čia jums dabar palinkėjus? Kiek aš pati supratau per savo gyvenimą, kiek čia man tų metų dabar 30, dar ne 30, kokia jauna dar. Ką aš supratau, pagrindinę tokią tiesą, kuri man kaip ir tokia, jeigu galima pasakyti, kelrodė žvaigždė, tai yra, ta tiesa skamba taip. Laikas po sveikatos yra pats brangiausias dalykas. Kartais dar sveikatą ir papirkt galima, bet būtent laikas, tu jo už jokius pinigus nenupirksi. Ir todėl jums noriu palinkėti, kad jūs būtumėte čia ir dabar, šioje akimirkoje, šiandien, ne praeityje, ne ateityje. Praeitis jau praėjo. Praeitis yra jau tai prieš ką aš pirmai pasakiau. Ateitis yra irgi, jinai gali būti graži, svajonė, iliuzija. Bet laikas yra brangus ir jį išnaudokite čia ir dabar. Ir nesvarbu, kiek jums metų, niekada nėra vėlu pradėti iš naujo. Ar tai būtų sporto klubas, ar tai būtų pianino pamokos, ar tai būtų kalbos mokymasis, ar tai būtų galų gale profesijos pakeitimas. Niekada nėra vėlu pradėti apskritai, arba pradėti iš naujo, arba kažką pakeisti. Žinau daug atvejų ir pati pažįstu asmeniškai žmonių, kurie tik išėję į pensiją atrado pagaliau savo tikruosius darbus, rado savo pašaukimą. 68 metų išmoksta naują kažkokią tai profesiją ir laimingai gyvena toliau iki 100 metų. Tai va, tokį dalyką supratau, kad niekada niekas nėra per vėlu. Ir laikas yra pats brangiausias dalykas, nes visą kitą dar galima nupirkt, papirkt, pakeist, išmest, o laiko ne. Tu bučiavai, sakei mane, kad myli, bet tavo meilės buvo per mažai. Kažką sakau, bet tavo lūpos tyli, na ir kodėl su manim tai padarei? Labas, Laimutė ir Vytai. 30 metų prabėgo. Nežinau, tai daug ar mažai. Norėčiau aš jums palinkėti tų dar kartų gražių metų. Ilgų. Gražių, saulėtų, šviesių. O kaip tada prieš 30 metų aš jums pavydėjau tuo gražiu baltų pavydu, kad tu, Laimutė, pirma užsidėjai tą gražią baltą vestuvinę suknelę. Užsidėjau ir aš po to ją 2 kartus. Nežinau, ką dar jums palinkėti. Jūs jau viską turite. Užaugyti vaikai, išpuoselėti namai.
Todėl dar aš jums palinkėčiau, kad aš su Friedrichu papulčiau į jūsų auksines ir ko gero net deimantines vestuves. To linkiu jums iš visos širdies. Bučiuoju, apsikabinu stipriai. Linkėjimai. Und hier bin ich. Alles Gute für euch zwei. Macht's gut. Švelnus ūkelį, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Daug gaivos, kaip šis vandenynas Atlanto. Daug žalumos, gaivos ir žalumos namuose. Tai va ir nuo vandenyno norim pasiųsti tos energijos, žvalumo. Nueisim dar ir prie vandenyno. Taip. Ir kad tos gyvenimo bangos būtų smagios, mėlynos, baltos, šiltos. Ir tai iškytusi va taip. Nu, tokios gaivios. Kad nebūtų visą laiką tas pats, bet... Uraganų nereikia. Va taip ramiai pasitaškytų, pasipurslotų smagiai. Ja. Praskaidrint kasdienybei. Taip. Va kaip smagiai taškas. Iš šiltų kraštų norim atsiųsti daug namų šilumos ir saulės, kad visada namuose būtų šilta, kaip čia. Mėly Laimutė ir Vitelį, šių gražių perlinių sutuoktuvių metinių proga jums norim palinkėti, tegul ant jūsų bendrų takų žiedai gražiausi sužydės. Tų sutuoktuvių proga linkim abiems jums laimės dideliais, tegul širdies plakimą kita širdis nuolat išgirs. Jeigu jau suvedė likimas, tegul jau niekad neįskirs. Laimutė ir Vytai, sveikinu sulaukus perlinių vestuvių. Linkiu daug metų nugyventi kartu. Mirga danguje, tūkstančiai žvaigždžių, stovim po medžiu, mes abu kartu. Laikas jau vėlus, reikia eit namo. Ką man pasakys tėtis ir mama? O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Lai varasi tėtis, lai varas mama. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Juk dviese mums gera, gera ir smagu. Ir kad danguje tūkstančiai žvaigždžių, stoviu po medžiu. Nuėjai palikai ir negrįžk daugiau. Na ir kas aš rasiu kitą? O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Lai varasi tėtis, lai varas mama. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Juk dviese mums gera, gera ir smagu. Ir kad danguje tūkstančiai žvaigždžių, stovim po medžiu, vėl abu kartu. Laikas jau vėlus, reikia eit namo. Ką man pasakys tėtis ir mama? O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Lai varasi tėtis, lai varas mama. O palauk, mergužėlė, dar pabūti šalia. Juk dviese mums gera, gera ir smagu.
ką Vytui Laimutei reikia palinkėti. Kuo sveikatos, ko daug pinigų, kad laimingai gyventų. Būk mano varpeliu, šalala, šala, prašau pabūk mano varpeliu, šalala, šalala, būk mano varpeliu, šalala, šala, pabūk mano varpeliu, din, din. Laima ir Vytai, sveikinu jūs su gražiu jubiliejumi, bendro gyvenimo 30-mečiu. Skiriu jo šios žodžius. Pavasaris, ruduo, jūs visada drauge, žiema ir vasara, jūs visada šalia, ir šventės ir draugai, jūs visada kartu, nelaimės ar vargai, petys petin abu. Už šypseną šypsniu, už šilumą žodžiu, už klaidą švelnumu ir taip ratu. Iš metų į metus gyvenimo keliu važiuoti dar ilgai, su meilė ir džiaugsmu. Laimutė ir Vytai, tegul jūsų bendras 30 metų kartu jubiliejus švies ir žėrės nuostabia žvaigždele. Ir tegul visas jūsų gyvenimas liesis džiaugsmo, laimės ir sveikatos versme. Laimutė ir Vytai, būkite laimingi. Laima ir Vytai. Į tolumas nueina žmonės, kitiems kelius pramindami, o meilės kelias, jis kiekvieno kitas ir jį tik pats surast gali. Sunku, oi būna, daužo kojas ir širdį akmenys pikti, o reikia eiti neparpuolant ir draugą saugojant kely. O jūs gyvenate abu, kaip žmonės, nesusmulkėję, dideli, ir tegul jūs vaikai iš jūsų pasimokys, nes jų gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą, lig pat senatvės, lig gilios. Šypsokitės abu pavasariais, ne tik džiaugsme, bet ir varguos. Daug laimės jubiliejaus proga jums linki Reda ir Stasys. Kiekvieną naktį tavo veidą, kaip gera sužinot, kuo vardu esi. O mergaitė brangi, pasakykit, ką jauti, aš iš pievų plačių atnešiu tau gėlių. Lietuje aš pirmą kartą šokant pamačiau tave, padovanojai man tada šokį Lietuje. Dovana, kurią tikrai nešiausi savo širdyje. Balti lietaus lašai man primins tave. Žada širdžiai naują viltį, tuoj lyti ims lietus, o tu vėl nerami. Tau patinka labai tie balti lietaus lašai, velkia ryto vėsa, tu
užrašai man primins tave. Noriu Jūs pasveikinti su garbinga vedybų sukaktimi, palinkėti Jums, kad Jūsų akys degtų ir širdys plaktų tą meilę, kurią įkvepiat visus. Sveiki! Šiandien savo vedybų 30-metį švenčia mano pusbrolis Vytas ir jo brangi žmona Laimutė. Ta proga norėčiau juos pasveikinti. Miela Laimutė, Vytas, būkit laimingi, tikdami ir palydėdami kiekvieną dieną. Nugalėkite visus rūpesčius, sutiktus jūsų gyvenimo kely, sėkmės, ištvermės jums, sveikatos ir didelės artimųjų meilės. Sveikinu iš visos širdies. Ir laukiu atvykstant į svečius. Ate. Kaip saulė balta, rasos išprosta. Labą dieną! Sveikinam su gražiu jubiliejumi. Linkim laimės, sėkmės, džiaugsmų, dar daug metų pragyventi kartu. Abiems kantrybės, vienas kitą kentėt, mylėt ir taip toliau. Šiandien būtumėm galėję tau palinkėti tiesiogiai, bet net to nežinojome. Bet linkime ir toliau. Sveikinam! Laimutė ir Vytai, siunčiam sveikinimus perlinių vestuvių progą. Linkim vienas kitą mylėti ir sulaukti auksinių vestuvių, į kurias mes labai tikimės pakliūti, ar ne? Nes kažkaip atsimenu ir Vytų, ir Romučio, ir Juozo vestuvės nuvyto, ne, ir galvoju, kodėl mes juose nesudalyvavom. Aha. Taigi, būkit laimingi, sveiki, susilaukit viso būrio anūkų, mylėkit vienas kitą. Nu ir ką, iki susimatymo ir tarp kitko, pusbrolis su 55-uoju gimtadieniu, kuris netrukus ir tave aplankys. Iki. Iki.
Ruošiamės. Pridaryk duris, Rimantai, kad nebūtų to tarpo. Nu tai va, tai kas iš širdies, tai Tai čia. gal norėjom matyti kitą kambarį. Tai gal geriau vaizdelis būtų. Gerai, koks skirtumas? Gerai? Gerai. A jau tu čia filmuoji, nori pasakyti? Jo, filmuoju. Gerai, pasisveikinti. Šitaip? Kaip čia linksma. Taip mandra, jau šnekėtų čia. Tai kalbėk. O kokią čia progą mes juos sveikinam, aš pamiršau. Kovo 30 metų. Taip, kovo 7 dieną Jo. švęs 30 metų kaip žinoti. Žinoti, jo. Gerai. Liuks, iki. Nuskridęs gyvenime lėktuvu. Skristumėt? Laisvai. Reiks nupirkti bilietus tada, kada. Laisvai. Drąsiai. Nu kaip O tai šaunu daug žiūrėk. skraidžius, nu. Iš karto pirksim bilietus tada. Tai Norvegiją gal Būtinai. norėčiau su mašina atvažiuoti. Daug važiuot per visą Švediją. Nu tai va. Na, Bet labai viskas daug jau darbo. baigiama, Tai tu ne? nebefilmuok jau. Gerai. Va. Taip, dabar taip. Gerai matosi. Kaip gražu. Gerai, tu sakyk, Vytai, Laima norėtum įteikti rožių ten puokštę, o čia tų perlinių vestuvių. Proga. Ką dar pasakyt? Pradžiai užteks, ne?